Kuo toliau, tuo dažniau reikia tempt valtį per upę, nes srovė vis didėja, gylis mažėja. Nu ką, sveiki. Šiandien baigėsi antrą dieną. Nuplaukta 31 km. Tai pasirodo tas 30 normalus skaičius visai. Nėra lengva plaukti prie srovę. Kaip palyginami, jeigu Nemunu plaukiau, tai vidutinis greitis 5,5 arba 6 km per valandą. O įplaukus į Nevėžį prie srovę, tai greitis vidutinis 3, geru atveju 3,5 km per valandą. Tai labai stipriai sulėtėjo. Tai va, šiandien mėgosiu šiandien valtį. Kaip ir vakar valtį mėgojau, visus daiktus susidėjau. Tai ir čia ir mėgosiu. Jeigu jūs paklausimės, ką aš geriu, tai matot, pilna vandens. Nereikia jokių bambalių važiuotis, sočiai. Bet prieš tai reikia įsifiltruoti vandenį ir tada galėsim gerti. Tai kaip ir tiek šiai dienai. Sutiksim rytoj. Iki.